Finalinės rungtynės yra visiškai kitokios. Tai yra nervų karas, tai yra labai didelis psichologinė kova žaidėjų. Tai aš manau, kas ir lėmė šios dienos nugalėtą. Tačiau reikia pasidžiaugti ir antrą vietą ir kartu pasveikinti Ribaldos vaikinus, kurie tapo čempionus. Gaila, kad tai ne mes. Rungtynės buvo labai permainingos, tiesiog kokios smulkmenos pritrūko iki to, kad galėtumėt džiaugtis aukštu. Aš manau, tokia pagrindinė smulkmena būtų tai psichologinis pasiruošimas, nes mes iki šiol neturėjom tokių svarbių mačų ir šito pasiekoje buvo labai daug smulkių klaidų. Tai ar neatsitvertas žmogus, ar tai blogas perdėjimas, ar tie patys žingsniai. Tai iš tų mažų smulkmenų ir susidarė toksai. Dabar pabaigai klausimas, kaip vertinat visą prabėgusį sezoną? Aišku, dabar atrodo pralaimėtų finalų vienai, bet bendrai paėmus, patenkintas už šitą poziciją? Nežinau. Pradžiai noriu padėkoti visiems vyrams. Visiems iki vieno, kurie žaidė daugiau, kurie žaidė mažiau. Jie ėjo, kovojo, jie džiaugiasi buvimo kartu, jie džiaugiasi žaisdami krepšinį ir tai yra nuostabus laikas. Taip pat labai norim padėkoti Vytautui, kuris irgi mums labai daug padėjo. Ir visiems ir galim, kurie atvažiavo net iš Kauno. Dėkui jiems. Dėkui jums. Dėkui. Ne, Lesterio stebuklų tikrai neprilygsta, bet aš manau, kad ši pergalė yra gal tokia kaip mum dovanėlė už visas tas negandas, ką mes turėjom sezono eigoje. Mes realiai 3 žmonės labai svarbus praradom sezono eigoje ir mes kovėmės, taip, mes kryptingas darbas meluočiau, jeigu sakyčiau, kad jis labai buvo, nes treniruočių tikrai neturėjom daug, bet rezultatas yra geras, mes visi patenkinti ir švęsime. Manau, kad šiemet bent jau po visų tų traumų mes tiesiog mobilizavomės ir taip mes nepranokom daugelio nei ten greičiais, nei technika, bet charakteriu. Turbūt šį sezoną aš manau, kad pagrindinis dalykas yra mes savo charakteriu. Tikrai vyrai ėjo, kovėsi ir kad ir nesisekė, neturėjau keitimų nieko, bet kažkaip išsikapsim ir turim, ką turim. Konkrečiai kalbant apie šios dienos rungtynės, kokia buvo pagrindinė pergalės priežastis? Jeigu taip atvirai, tai jau buvo tokių momentų, kai jau buvo sunku, iš tikrųjų, nes, sakau, žaidėjų nedaug turėjom, bet galiai jie mobilizavosi, plius minus išlaikė šaltas galvas. Su tiek, kiek laiko žaidė, aš manau, kad pirmas dalykas, kad šaltas galvas išlaikė ir taip, kažkiek ir pasisekė, varžovam leido mesti tritaškius, bet mes turėjom kažkur rizikuoti. Ir pabaigai klausimas, ką labiausiai skirtum iš komandos, kuri žaidėjo? Oi, aš nemėgstu išskirinėti ir aš išskirčiau tuos 3, kuriuos mes praradom. Mums jų tiesiog tikrai trūko, bet visa komanda buvo kaip kumštis, kad mūsų tos traumos net kažkiek tai mobilizavo ir mes dabar gydysimės jas ir paskui kitam sezonui matysim. Gerai, dėkui. Ačiū.